ilgai laukta Lietuvoje žiema, Zarasuose biškį pasirodė. Kaip jautiesi? Gerai, laukiu sezono naujo, nauji kadrai, tiek. Taip, gal prisistatytum biškį kažką apie save papasakotum? Nu tai esu lygius, dirbau keletą varžybų teisėjų, saugoj vos ne sezoną, bet vis tiek labiau traukia tas medijos darbas, tai šį sezoną, pilną sezoną buvau fotografu, tai 6 large etapai, 2 ar 3 mini ralio etapai, slalomo čempionato etapai, tai daug nuveikta ir norisi nuveikti dar daugiau ateinantį sezoną. Tai jau planuoju kitą gal savaitgalį išlėkti į ralį Alūksnę, aišku, neaišku kaip orai, kaip akreditacijos, bet kažkas bus. Dėkui lygiai jau tau, tai sveiki, aš esu Airidas, Zarasų automobilių sporto klubo teisėjas, narys ir šiais metais mane turėtumėt matyti daug kartų, kadangi planuoju irgi dalyvauti daug varžybų. Kažką tai pafilmuoti, papasakoti biškį daugiau, kaip ruošiasi sauga prieš visus ralius, prieš viską, kaip teisėjai ruošiasi, ką būtent daro, koks teisėjas ralio varžybose. Tai, manau, laukia įdomus sezonas, tikrai šiemet varžybų nusimato nemažai. Tai, kaip sakyt, bus vaizdų, galbūt pradžiai kažkiek pafilmuos mano partneris, mano kolega, nežinau kaip dar apsakyti, draugas, pažįstamas. Jisai gal kažką pafilmuos, galbūt jau būsiu ir aš pafilmuosiu ralį Rokiškį, tai turėčiau jau filmuoti aš irgi tikrai kažką, tai bent jau minimaliai padaryti kažkokį įžangą į šių metų sezoną. Svarbiausia yra nesinaudoti mobiliuoju įrenginiu važiuojant, kaip sakant, nes, negalima, iš tikrą. Taipogi turime štai tokias ralio saugumo atmintinės, kurias galbūt kažkam tai dalinsime, kažkur tai paliksime, galbūt jų yra tikrai nemažai. Ponas Eligijus jų daug labai pridarė. Tai va, čia galėsite mus visur rasti Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e.